Klausau. Labas. Labas. Ar su Janina kalbu? Taip. Ką Janina veikia? Prie interneto sėdžiu. Kur sėdi? Internete įlindus. Internete įlindus. Klausyk, Janina. Man reikia iš tavęs pagalbos. Kas? Noriu atsigauti. Nuo ko? Nuo ko? Nuo rutinos, nuo negerumo, kas tvyro, žinai. Noriu naujosius metus pradėti taip išleidęs savo blogą energiją į... Kokios pagalbos nori? Aš girdėjau, kad tu turi stebuklingas rankas. Nežinau, tokių stebuklų magų neužsiminėjau, kaip sakant. Magiškomis galiomis nepasižymė. Ne, man burtų nereikia, man reikia tiesiog, kaip čia pasakyti, švelnaus moteriško prisilietimo. O tai kodėl būtent man skambini? Katę pasimti ir prisilies. Ką pasimti? Katę pasimti, glostyti šiaip. Ne, man reikia moters, o ne gyvūnų. Moteriškas lyties katės. Moteriškas. Klausyk, gal tu į zoofiliją traukus? Ne. Kodėl tada man siūlai katį vietoj savęs? O tu nori mane? Netisakyčiau. Aš nevalgoma. O kas sakė, kad aš tave valgysiu? Aš tik aplaižysiu. Ne, dėkui. Nereikia dėkoti. Aš čia dėkočiau, jeigu taip. Aš nesaldainis, nelaižoma, supranti. Čiulpiamas gal? Ne. Janina, klausyk, mes kalbam apie tą patį, bet aplinkui. Aš nesuprantu, apie ką tu nori šnekėti, supranti. Aš nesuprantu, ko tu iš manęs tikėsi. Aš tikiuosi, kad tu man padarysi erotinį masažą. Kada? Ai, tai kada, iš karto kada? O tai kada sukam aplinkui? Aš norėjau tiesiog, kaip čia, paerzinti tave. Romantiškiau papasakau aš tai. Taip. Tai norėčiau erotinio masažo. Ir? Man reikia analinės angos, prostatos iš vidaus masažo su medum, ar gali? Su medum? Taip, su medum. Su medum nelabai, žinai. O jeigu savo atsineši bliuduką? Ne, medaus aš turiu, bet... Kas? Prostatos masažas su medum. Keista? Šiaip tai gali būti labai skausminga ir po to gali būti labai skausminga. Nes medus tai yra lipnus dalykas. Aha. O ką siūlai tada? Prostatos masažas šiaip tai lubrikantas naudojamas, kad geriau slystų, o ne kad mažiau slystų. Šiaip ką. Supratau, tada atkalbėjimą nuo to, bet tai ką galėtum pasiūlyti kažką tokio ekstremalaus, ko dar nesu, tarkim, patyręs? Medaus masažą, bet ne prostatos, o paprastą. Ką ten darysi? Ištepsi medum mane? Taip, nugarą ir sėtmenis ir padarysi masažą. Ir viskas? Vyrai kaukia nuo to. Kaukia? O kaip su happy endingu? Su kuo? Happy ending, Mika dainuoja taip. Ai, kas. O kas, Tai kas gali žinot, masažistė ar aš? Neįsivaizduoju, žinok. Jeigu baigs, tai baigs, nieks tavęs nieko nevers. Supratau, bet jeigu aš ant pilvo gulėsiu, tai kaip aš baigsiu? Galėsi atsigulti nugaros, jeigu norėsi, galėsi rakinti prie stalo, jeigu nori. Labai noriu. O tu man padėsi, aš kaip suprantu. Morališkai galėsi palaikyti. O ranka? Rankas neduota bus, tik lipni bus. Nuliūdau. Tam? Tai ko tu nori, kokią masažą? Aš noriu, sakau, savo blogą energiją išlieti 2010 metų pradžioje, kad man 2010 būtų patys geriausi. Tai žodžiu, noriu masažiuko su laiminga pabaiga. Tai erotinis. Turbūt, o dar kažkoks yra gal irgi. Tai tik tai erotinis. Ai, tik tai erotinis, ar ne? Ir kiek darysi ten? Ką žinau, kurį tu nori. Slidimą ar paprastą. Slidimas, kas čia per reikalas? Paralėmis slidinėjant jo. Tai tu ant viršaus slidinėsi? Oba, kas čia per bajeris dar? Ir baigsi mano kojų pagalbą.
Tavo kojų pagalba. Pirštų. Eina savo. Klausyk, tai tu super. Taip, tai o kaina kaip? Su kojom ten, kur sakei? Na. Su kojom kaina? Nu, jeigu toks 150. Valanda? Pusvalandis. Velnas kaip trumpai. Ajajai, vajėtų. Klausyk, čia visai įdomi, tu čia varai. O kada pas tave galima užsirašyti? O tu kada nori? Kada? Nu tai noriu 2010-osius pradėti švariai, žinai. Be blogos energijos. Syvus išleisti reikia. Nu tai sakyk, kada nori. Šiandien? Šiandien iki 9 dirbu, šiek nespėsiu. Ai, tu dirbi. Tai dabar masažuoji kažką? Ne, nu dabar aš skelbimu tarp. O tu klausyk, dabar man taip kažkaip, aš taip pagalvojau, žinai, tai kiek tu vyrų per dieną ant tų pimpaliukų apturi? Tai kiek tu tai neužsiminėjau. Ne, nu vis tiek masažą tai darai. Nu gerai, tavo kojos kiek tu turi per dieną? Ne vien tik tokį masažą darosi žmonės. A, visokie, ar ne? Ir žmonėm ir nugaras skauda, ne vien tik tai. Nu taip. O klausyk, tai čia kur čia, pas tave namie? Jo. Geras. O tavo vyras nieko nesako? Nežinau, jo reikėtų paklausti. Janina, klausyk, sudominai, bet turiu dabar pasiskaičiuoti litus, supranti, vis tik metų galas. Nu, jeigu kainas domina, tai vėlgi į Google mano numerį. Arba į X-ose masažai yra tokia nuoroda ir tenai. Super, Janina, super. Žinok, 2010-osius pradėsiu taip. Kaip nori. Paderink laiką, jeigu ką iš anksto. Gerai, paderinsiu. Tai kojas nesiplauk. Ne, nu būtinai dušas yra, viskas svarbu. Super. Gerai, ačiū Janina, kol kas tiek. Laikykis, laikyk kardaną. Iki, saugok savo sielą.